Sveiki vaikai. Šiandien aš vėl su jumis sveikinuosi ir kaipgi naujieji metai be pačios gražiausios Samuilo Maršako pasakos 12 mėnesių. Šiandien kaip tik turiu šią knygutę ir aš jums ją paskaitysiu. Ar tu žinai, kiek yra mėnesių metuose? 12. O kaip jie vadinasi? Sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis. Kai tik pasibaigia vienas mėnuo, tuoj prasideda kitas. Ir nė karto dar nėra buvę, kad ateitų vasaris, kol neišėjęs sausis, o gegužė aplenktų balandį. Mėnesiai eina vienas po kito ir niekad nesusitinka. Bet žmonės sako, kad kalnuotoje Bohemijos šalyje buvo mergaitė, kuri matė visus 12 mėnesių vieną kartą. Kaip ten atsitiko? Ogi va kaip. Viename mažame kaimelyje gyveno pikta, šykšti moteris su dukterimi ir podukra. Dukterį ji mylėjo, o podukra jai niekaip negalėjo įtikti. Ką tik padaro podukra, vis ne taip, kaip tik pasisuka, vis ne į tą pusę. Buvo žiema, ėjo sausio mėnuo, prisnigo tiek sniego, jog nuo durų ji reikėjo kasti lopetomis, o girioje ant kalno medžiai stovėjo iki juostos pusnyje ir net svyruoti nebegalėjo, kai imdavo pūsti vėjas. Žmonės sėdėjo namie ir kūreno krosnis. Tokiu laiku vieną pavakarę piktoji pamotė pradarė duris, pažiūrėjo, kaip šėlsta pūga, o paskui grįžo prie šiltos krosnies ir sako podukrai: nueitum į mišką, parinktum gėlyčių, snieguolių žiedų, rytoj tavo sesutės vardinės. Pažiūrėjo į pamotę mergytę ir ar ji čia juokais, ar iš tiesų siunčia ją į mišką. Baisu dabar miške ir kurgi rasi tų snieguolių žiedų žiemą. Anksčiau negu kovo mėnesį jos nepasirodo, kad ir kiek beieškotum. Tik pražūsi miške, pusnyje nuklimsi. O sesuo jai sako: jei pražūsi, tai niekas tavęs neverks. Eik, tik žiūrėk, be gėlių negrįžk. Še tau pintinėlė. Pravirko mergaitė. Užsisupo apdriskusią skarutę ir išėjo pro duris. Vėjas sniegą jai į akis žeria, skarutę nuo galvos drasko, eina ji per sniegą, brenda, vos išbrenda, temsta vis labiau ir labiau, dangus juodas, o žemė vos mažumėlė te baltesnė. Štai ir miškas. Čia jau visiškai tamsu, savo rankų nebematyti. Atsisėdo mergytė ant išvirtusio medžio ir sėdi. Vis tiek man kur sušalti. Ir štai toli tarp medžių sužibo šviesa. Tartum žvaigždė tarp šakų įstrigusi. Pakilo mergytė ir nuėjo į šviesą. Sniege skęsta per išvartas, lipa, kad tik galva, žiburys neužgestų. O jis negęsta. Jis vis šviesiau dega, jau dūmeliu pakvipo ir girdėti, kaip degdami žabarėliai spraksi. Mergytė sujudo eiti greičiau ir priėjo aikštę, o kai ją priėjo, tai ir nustėro. Aikštelėje taip šviesu, tartum nuo saulės, vidury aikštės didelis laužas kūrenasi, kone patį dangų siekia, o aplink laužą sėdi žmonės. Kas arčiau ugnies, kas toliau, sėdi ir tyliai šnekučiuojasi. Žiūri į juos mergytė ir galvoja, kas jie tokie būtų, į medžiotojus kaip ir nepanašus, į miško kirtėjus nei kiek, antai kokie jie išsipuošę, kas sidabro, kas aukso rūbais, kas žalio aksomo apdaru. Ėmė jį skaičiuoti, suskaičiavo 12. 3 seni, 3 pagyvenę, 3 jauni, o paskutiniai 3 visai dar vaikiukai. Jaunieji prie pat ugnies sėdi, o senieji tolėliau. Ir staiga atsigręžia,
Vienas senis, pats aukštasis, pats barzdotasis, ir pažiūrėjo į tą pusę, kur stovėjo mergytė. Išsigando toji, norėjo nubėgti. Kur, bet jau po laiko, klausė ją senis balsu. Iš kur tu atsiradai, ko tau čia reikia? Mergytė parodė savo tuščią pintinėlę ir sako, turiu priskinti šią pintinėlę snieguolių žiedų. Nusijuokė senis. Sausio mėnesį snieguolių žiedų, mat ko užsimanė. Ne aš užsimaniau, sako mergytė, o pamotė atsiuntė čia mane snieguolių ir liepė be gėlių nepareiti. Tada visi 12 pažiūrėjo į ją ir ėmė tarpusavį tartis. Stovi mergytė, klausosi, o žodžių nesupranta. Tartum čia ne žmonės šnekasi, o medžiai ošia. Pasišnekėjo ir nutilo. O aukštasis senis vėl atsigręžė ir klausė, kągi tu darysi, jei nerasi snieguolių, juk jos anksčiau negu kovo mėnesį nė nepasirodo. Miške liksiu, atsako mergytė, kovo mėnesio lauksiu, jau geriau miške sušalti, kaip namo be snieguolių eiti. Pasakė, taip ir pravirko. Ir štai vienas iš 12, pats jaunasis, užsimetęs kailiniukus, per vieną petį atsistojo ir priėjo prie senio. Brolau Sausi, užleisk man vietą 1 valandai. Paglostė senis ilgą barzdą ir sako, aš tai užleisčiau, tik tai kovui negalima eiti 1 vasario. Gerai, jau gerai, sumurmėjo kitas senis, visas gauruotas su pašiaušta barzda. Užleisk, aš nesiginčysiu. Na, tebūnie, kaip jūs norite, sako Sausis. Ir pastukseno į žemę savo ledinę lazdą ir prašneko taip. Speigia, poškink paliauki, gludumoje miškų, ir nuo beržo palaukiai nebelaužyk šakų. Tau pakanka, kad kuosas išaldinai ir kad langus šviesiuosius išmarginai. Nutilo senis ir miškas nuščiuvo, liovėsi poškėję nuo šalčio medžiai, ir ėmė stingti dideliais minkštais kasniais. Na, dabar tavo eilė, brolau, tarė Sausis ir atidavė lazdą jauniausiajam broliui, gauruotajam Vasariui. Tas pastukseno lazda, mostelėjo barzda ir ėmė garsiai gausti. Vėjai, audros, tekvatoja viesulai, tekaukia, sniego pūga galingoji, užpustyk palaukia. Teskamba palangės šaltos, žemė tyliai miega, kaip gyvatės pusnys baltos raitosi ant sniego. Ir vos jis tai pasakė, tuoj suūžės šakos, smarkus drėgnas vėjas, ėmė sukti sniego kąsniai, lėkti pažemių balti sūkuriai. O Vasaris atidavė ledinę lazdą jaunesniajam broliui ir tarė, dabar tavo eilė, brolau kove. Paėmė jaunesnysis brolis lazdą ir drožė ją į žemę. Tik žiūri mergytė, gi tenai ne lazda, bet besanti didelė šaka, visa pumpurais aplipusi. Nusijuokė kovas ir uždainavo skardžiai, kiek tik išrėkdamas savo vaikišku balsu. Sniego pusnys greit pajuos giriose ant lauko, ežerėlios ežeruos, ledo lytis plauko. Bėga debesys žemai, o dangus šviesėja. Žvirbliai čirkšdami linksmai pasitinka vėją. Tamsus žemės lopiniai pašaliais matyti, o žilvyčių žirginiai sidabru sušvyti. Nešini tamsiu sniegu upeliūkščiai plaukia, bunda skruzdės iš miegų šilumos sulaukia. Girių meškinui visai nusibodo guolis. Čiruliuoja vieversiai, skleidžiasi snieguolis. Mergytė net rankomis suplojo, kur pasidėjo aukštos pusnys, kur ledo žvakės, kurios kabėjo ant kiekvienos šakelės. Po jos kojų
Minkšta pavasario žemė, aplink visur varva, teka, čiurlena, pumpurai ant šakų išbrinko ir jau dirbčioje iš po tamsaus luobelio pirmutiniai žali lapeliai. Žiūri mergytė, atsižiūrėti negali. Kogi tu stovi, sako jai kovas, skubėk, mudviem su tavim, tik valandėlę mano broliai te duoda. Mergytė atsipeikėjo ir nubėgo į tankynę, snieguolių ieškoti. O jų baisus daiktas kiek daug. Po krūmeliais ir palei akmenis, ant kupstelių ir palei kupstelius, kur tik pasižiūri. Priskynė pilną pintinėlę, pilną prijuostę ir greit vėl į aikštelę, kur laužas kūrenosi, kur 12 brolių sėdėjo. O ten jau nei laužo, nei brolių nebėr. Šviesu aikštelėje, tik nebe taip kaip pirma. Ne nuo ugnies šviesu, o nuo mėnulio pilnaties, pakilusios ant miško. Pagailėjo mergytė padėkoti, nėra kam, ir parbėgo namo. O mėnulis ją parlydėjo, nejausdama kojų pribėgo į savo duris ir vos tik įbėgo į vidų, tuoj vėl lauke ėmė kaukti žiemos pūga, o mėnulis pasislėpė debesyse. Na kaip, paklausė ją pamotė ir sesuo, jau namo parėjai, o gėlytės kur? Nieko neatsakė mergaitė, tik iš prijuostės papylė ant suolo snieguolės ir pastatė šalimais pintinę. Taigi, vaikai, štai, vis dėlto mergaitei pavyko rasti snieguolės ir parnešti jas pamotei. Na, o aš atsisveikinu iki kito karto ir skaitysime dar daug gražių knygelių. Iki, vaikai.